tai labai džiaugiamės, kad jūs neišbėgiojot, o susirinkot po grupelių čia ir norim paprašyti, kad dabar pristatytumėt, ką veikiate tose grupelėse. Mano grupeliai buvo tikrai labai įdomu ir tikrai norėčiau pasidalyti tuo, ko mes ten gyvenom. Ir pirmiausiai paprašyčiau, kad tas, kas buvo grupelėje, ką veikėme su jaunavedžių grupe, kad pasidalytumėt, paskui kas nors, kas buvo grupelėje, kasdien iš naujo atsiversti. Trečias, kaip man sekasi kalbėti apie lytiškumą. Ir ketvirtas, esame nenaudingi darbai arba kaip išvengti susireikšminimo. Tai kaip išvardinau, gal galėtumėt vienas po kito ateiti ir pristatyti grupelės. Ačiū. Žengiau į žemę, kurioje nesu buvusi. Perskaičiau, kad yra apie darbą grupėse ir kaip paprastai suvoki taip, kaip nori. Aš perskaičiau, kad tai yra sužadėtinių grupėse, bet esu labai laiminga, kad apsilikau ir kad iš karto suvokiau ne taip, kaip buvo parašyta. Noriu pasakyti, kad mūsų šeimos centras dirba tik su sužadėtiniais. Turim tokią svajonę. Planuose mūsų yra, kaip visada, kaip visi sako, kai tik turėsim laiko, kai tik turėsim galimybių, labai norim dirbti su jaunavedžiais. Tai čia tam tikra prasme buvo labai gera mokykla. Visa grupė pamiršom, išsiblaškę padėkoti Aistei ir Dariui. Labai šaunus mokytojai mums atiteko. Tai jauna pora, kuri dirba su jaunavedžiais. Patys užsiaugino savo, kaip sakyti, grupę iš sužadėtinių ir vėliau, jau dabar 5 metai dirba, reiškia, su jaunavedžiais. Labai šaunu, kad sužino jaunavedžiai, kad vyksta apskritai tokie užsiėmimai ir susipažįsta jie su grupių vedėjų metodika. Manome ir mes, ir mūsų grupės vadovai, kad jaunavedžių programa tai yra iš tikrųjų investicija būsimiems sužadėtinių rengėjams. Nes nėra nieko geriau, kaip kalbėti tą pačią kalbą, kada jauni žmonės kalba, dalinasi patirtim, liudija sužadėtiniams. Tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykas. Dirbant su jaunavedžiais, svarbu juos pačius įtraukti į grupės vedimą, grupės darbo vedimą. Tai yra sugalvoti namų darbus, pravesti susitikimus patiems ir iš tikrųjų čia įvairovė ribų nėra, ko gero, tik reikia sugebėti pakviesti jaunavedžius ir dirbti kartu su jais, atliepiant iš tikrųjų į realybę. Kaip jau minėjau ir kartojomės ne kartą, kalbėdami, kad į sužadėtinių grupės reikėtų kviesti jaunavedžius. Ypatingai tie, kurie jau praėję kritinį laikotarpį po sutuoktuvių, vertingi jų liudijimai. Reikia būti, matyt, pasiruošusiems, kad ne kiekviena sužadėtinių grupė taps jaunavedžių grupė, nes būna ypatingai mažesniuose rajonuose, tikriausiai taip visur yra, kaip ir pas mus, skirtingo išsilavinimo, skirtingo intelekto žmonės. Ne visiems tas pats įdomu ir ne visų yra norai panašus, siekiai. Manome, kad grupės tikslas nėra terapinis, tai iš tikrųjų ne maldos grupė, tai daugiau bendrystės ir augimo porui vieta. Kaip mums pasakojo, dalinosi patirtimi Aistė ir Darius, jie kviečia jaunavedžius susitikimams pas tave mėnesyje kartą,
ir kartu su vaikais. Tai, žinoma, sunkina situaciją, bet nusprendėme, kad vaikai nekliūtis susitikti ir galima čia taip pat įvairių variantų sugalvoti, kad vaikai turėtų ką veikti ir augtų toje pačioje atmosferoje, kažkiek klausydamiesi ir kažkiek suvokdami, kas įdomu tėvam. Na ir tas darbas su jaunavedžiais be abejo ilgą laiką tęstis negali ir manome, kad tai yra kelias į kitas šeimų bendruomenės, galbūt į maldos grupės, galbūt į kito profilio grupės, bet tai yra iš tikrųjų labai gražus, vaisingas darbas ir reikėtų, kaip galima, daugiau tokių grupių Lietuvoje, tai iš tikrųjų mūsų šeimos stiprios būtų. Mūsų grupė tokios išvados prie, kasdien reikia iš naujo atsiversti, nes mes turime tiesų kelią, kuris yra mums parodytas ir reikia, nepaisant tų visų posūkių, kurių kiekvieną dieną, kiekvieną rytą mes yra pasiūlomi, mes turime jo laikytis. Tai kiekvieną rytą iš naujo reikia nustatyti savo santykį su Dievu. Nes kiekviena diena yra nauja ir unikali galimybė ir nauja unikali istorija su Dievu. Reiškia, mes turime pragyventi kaip mums suteikta dovana tą dieną, reiškia. Vis kitas santykis, vis naujovės, vis naujų dalykų turime. Tačiau krikščionis turi nevengti, reiškia, tokio požiūrio į nesėkmę. Mūsų gali ištikti ir, ta prasme, dažnai po atsivertimo, po pirmųjų euforijų, kurios trunka įvairiai, ten iki kelių metų gali trukti su visais skelbimais, su visais ten rankų kilnojimais, tai po to gali ateiti, reiškia, sunkios tokios dienos, kada, reiškia, mes nutarsi, reiškia, vėl atsidurėme lygioje tokioje vietoje, kur, ir vėsiau, reiškia, ir tai tos tie lūkesčiai neįsipildė, todėl turime tęsti tą kelionę. Ir dažniausiai tai mums padeda daryti nuolatinis buvimas Dievo akivaizdoje ir kiekvienas darbas nugręžtas į Dievą. Tokia turi būti gera linkinti širdis. Mes kalbėjome apie rytietišką patirtį, rytietišką pamaldumą, kurį aplamai, reiškia, rytų krikščionis, reiškia, tą pamaldumą turi ir, reiškia, jų kiekvienas yra atodusis, reiškia, net iškvėpimas, reiškia, yra malda, jie tą nukreipia į Dievą. Vienam tikėjime yra kančia ir tamsos naktis, tą mes turime irgi žinoti. Ir tą, reiškia, ir sužadėtiniam reikia sakyti, kad galbūt šiandien, reiškia, jūs iš tikrųjų kaip ir susituokėt šiuo metu, reiškia, šiandien jūs patirėte, reiškia, didelės euforijos, didelis džiaugsmus, bet ateina laikas, kad, reiškia, tas pasidaro šiek tiek ir netgi kartais ir gerokai, ilgus metus gyvenant, reiškia, gerokai vėsu pasidaro. Todėl mes tas kančias ir tamsos naktis, reiškia, vėl turime aukoti Dievui. Mes kalbėjome apie krikščionio tokius laipsnius, reiškia, apie tikėjimo minimumą, reiškia, kuris yra apibrėžiamas bent jau sekmadieniniu bažnyčios lankymu, sekmadieniniu pamaldumu, sekmadienio mišiomis, reiškia, tai tikėjimo minimumas toksai. Gyvybės palaikymo, reiškia, palaikymui, krikščionio gyvybės palaikymui būtina kasdien maitintis Dievo žodžiu, tai ar bent jau kokią nors Dievo žodžio ištrauką ar dvasinio kokią nors knygos skaitymo, kokio, reiškia, mes turime turėti mąstymą apie savo dvasinį gyvenimą. Ir tikėjimo krikščionio gelmė yra įsijungimas į bendruomenę. Tai arba maldos grupės, arba šiaip šeimos grupės yra labai, kadangi mes čia kalbėjome apie kaip bažnyčia tampa čia šeiminiškesnė, tai bažnyčiose turi būti daugiau šeimų, kurios ne tik ateina į mišias, bet ateina kartu ir po mišių pabūti. Tai turime rasti vietą kiekvienoj bažnyčiai, kur kartu pabūti. Ir tai mūsų tikėjimo gelmę padidins. Mes dėkojame monsinjorui Edvardui Jurevičiui ir mūsų vedimą. Ačiū labai. Mūsų tema buvo, kaip sekasi kalbėti apie lytiškumą. Noriu padėkoti Juditai, kuri pasidalino savo patirtimi, kaip jai su vyru sekasi vesti sužadėtiniams būtent tema krikščioniškas požiūris į lytiškumą. Ir noriu pristatyti grupės darbą, pateiktas išvadas.
grupė skiria tokios punktus. Mums patinka kalbėti apie lytiškumą. Lytiškumo tema sužadėtiniams naujas, aktualus ir stebinantis reiškinys. Sunkumai vedant šią temą žmogiškai suprantami, nemoralizuojant, paaiškinti bažnyčios mokymą, dovanos požiūris arba dovanojimo sampratos atskleidimas. Sužadėtiniai ateina su patirtimis, kurios dažnai trukdo šią temą suprasti. Ko siekiame? Atskleisti lytiškumą kaip Dievo dovaną, bažnyčios mokymą kaip gėrį sutuoktiniams suvokti, pagarbą viens kito kūnui, vaisingumo dovana, gyvybė, ugdyti sužadėtinių kritinį mąstymą populiarios visuomenės nuomonės atžvilgiu. Liudyti tai, ką kalbame. Ir iš savo pusės norėčiau turėti tokių įžvalgų keletą, kad mūsų grupėje tikrai buvo dauguma, kurie būtent vedam tas temas sužadėtiniams, kažkas ilgiau, kažkas mažiau, kažkas porom, kažkas galbūt po vieną, kažkas tik tai 5 temą, kažkas 5 ir 6. Bet iš tikrųjų dauguma pasidžiaugiam, kad praturtinam iš tikrųjų vienas kitą. Ne vien tik tą pačią informaciją, sakykime, bet ir pati metodika vedimo. Priėjom bendros išvados, kad iššaukti kritinį mąstymą pas jaunus žmonės ir, sakykime, sudirginti tą nervų ląstelę, kuri užkalbintų juos žingeidžiai domėtis tą temą, kaip lytiškumas, koks jis yra iš tiesų, pagal Dievo planą, yra vienas svarbiausių užduočių. Ir turbūt kaip visose kitose grupėse turbūt pritrūkom tiesiog laiko. Ir buvo gera kartu būti, tai noriu padėkoti ne tik Juditai, bet ir visiems žmonėms, kurie buvo šitoje grupėje. Ačiū.